Sveiki, ar ką nors darote? Noriu Jums parodyti pagrindinius skirtumus tarp šių dviejų nešiojamų spaustuvų. Nėra tiesa, kad popieriuje geresnis ir brangesnis modelis turi būti geresnis. Kiekvienam. Žinoma, nenoriu Jums teigti, kad Jums tikrai bus geresnis mažesnis ir pigesnis modelis. Tai priklauso nuo to, ko iš jo tikitės, bet taip pat, kokios yra Jūsų fizinės galimybės. Kai kas tai vadina ožkomis, bet Triton užregistravo prekės ženklą Super Javs, tai yra super žandikauliai. Suprantu, kad pavadinimas ožkos yra populiarus, nes jis yra dviprasmiškas. Kai kam tai sukelia kaip tai pasakyčiau, tie augintiniai. Bet kai tas vadinamas ožkas, padėjau tarp avių, nes ožkų neturime. Man netrodė, kad avys galvotų, jog tai yra ožkos. Svarbu ne tai, kad pabaigoje būtų nugalėtojas ir pralaimėtojas, bet kad turėtumėte išsame informaciją ir galėtumėte tinkamai nuspręsti, kuris iš tų modelių Jums labiau tinka. Tai yra tas aukštesnis XXL modelis, o tai yra tas žemesnis modelis, bet tik popieriuje, kalbant apie parametrus ir kainą, nes iš tikrųjų jie yra vienodai aukšti, būtent 81 cm nuo žemės. Tai yra patogu. Jei norėtumėte įsigyti po vieną iš kiekvieno ir tada pritvirtinti kokią nors lentą kaip darbo paviršių, kad ji būtų lygiagretė su pagrindu. O ką trumpai reiškia tas XXL žymėjimas? Tai reiškia kai kurios teoriškai geresnius parametrus, taip pat didesnius matmenis, didesnės tvirtinimo žnyplės, didesnį tvirtinimo diapazoną, didesnę apkrovą, tačiau taip pat didesnį svorį ir didesnę kainą. Arba šiek tiek platesnės galimybės naudoti papildomą priedą. Kaip tai iš tikrųjų veikia? Turite čia vieną fiksuotą žnyplę ir vieną judančią. Ir Jūs galite išimti tą judančią, jei Jums šis tvirtinimo pajėgumas nepakanka. Pasukti ją taip 180 laipsnių ir taip pasieksite maksimalų pajėgumą. Kas taip pat svarbu, kad abu šie spaustuvai valdomi koja. Jie turi čia pedalą, todėl tvirtinamą objektą galite laikyti abiem rankomis, o tvirtinimą atlikti naudodamiesi tuo pedalu. Tai yra nepaprastai patogu ir tikriausiai pagrindinis privalumas. Žandikaulių judėjimas ir pats tvirtinimas valdomas ne tik tuo kojiniu pedalu, bet ir šiuo jungikliu, kai atviro užrakto padėtyje judančių žandikaulių. Tik stumete. Galite jį iš esmės priartinti iki pat objekto, bet jo neužfiksuosite. Turite tai taip perjungti. Ir tik tada, kai vėl paspausite pedalą, ten liks tvirtinimo jėga. Priešingai, jei norite atlaisvinti, tai vėl turi pakilti aukštyn. Pedalą reikia paspausti su šiek tiek didesnė jėga nei tada, kai priveržėte. Jis atlaisvins ir tada vėl galėsite su žandikauliu nuvažiuoti. Kalbant apie maksimalią tvirtinimo talpą, čia ji yra šiek tiek didesnė nei mažesnio modelio. Turiu pasiimti špargalkę. Konkrečiai 1020 mm, o čia tai yra tik, kabutėse tik 950 mm, tai reiškia šiek tiek daugiau nei metras, mažiau nei metras. Bet atkreipkite dėmesį, tikriausiai tikėtumėtės, kad perėjimas tarp šios padėties ir šios padėties būtų tęstinis. Tai reiškia, kad ten nebus jokios tuščios vietos. Bet tai galioja tik mažesniam modeliui. Su aukštesniu modeliu taip nėra, nes šioje padėtyje galite užfiksuoti daugiausiai 425 mm, o kai tai pasukate, minimalus dydis, kurį galite užfiksuoti prieš pradėdami vėl plėsti, yra 574 mm. Tai reiškia, kad yra apie 15 cm iš esmės tuščios vietos. Tarp 425 ir 574 mm, kur tokio dydžio ruošinio ar objekto tiesiog neužfiksuosite. Turite padėti savo, pavyzdžiui, kokią nors priedangą ir taip toliau. Manau, kad tai nėra visiškai apgalvota. Mažesnėme tai priešingai susijungia, nes šioje padėtyje. Maksimumas yra 455. Iki 475, kai pašalinamos šios priedangos, o minimumas apverstoje padėtyje yra 475, taigi tai tikrai susijungia visiškai puikiai. Kalbant apie, pavyzdžiui, spaustuvo jėgą, ji abiejose spaustuvuose yra vienoda, būtent 10 000 Newtonų. Įsivaizduokite, kad ant jūsų guli 1 tona. Manau, kad net nepajudėtumėte.
Nėra tiesa, kiekvienoje vietoje mažesnio modelio instrukcijoje teigiama, kad vienu pedalo paspaudimu turėtų būti tik 12 mm poslinkis. Kitur tekste jau nurodyta teisinga vertė, vienas kolis, tai yra maždaug 25 mm, taigi taip pat kaip ir didesnėme XXL modelyje. Superžnyplės turi 3 kojas. Tai yra privalumas ant nelygaus paviršiaus, nes 3 taškai nustato plokštumą, todėl niekada nesvyruos. Tačiau tuo pačiu tai yra šiek tiek silpnybė, nes galinėje dalyje, kur yra tik viena koja, stabilumas yra šiek tiek prastesnis. Kaip padidinti stabilumą? Galite priekyje prispausti tas plokščias kojas, pritvirtinti prie pagrindo arba naudoti 2 superžnyplės. Tokio tipo darbo paviršius sudarytas iš 2 nešiojamų Triton spaustuvų ir masyvios darbo plokštės. Yra visiškai stabilus. Aš naudoju senos ąžuolinės darbastalio torsą ir negaliu skųstis. Deja, gale nėra nei paviršiaus, nei jokios neslystančios pagalvėlės. Ten yra visiškai paprasta koja. Jei tai naudotumėte minkštesnėje vietovėje, reikėtų po jo padėti kokią nors pagalvėlę. Pakalbėkime dabar trumpam apie tą didesnį, sunkesnį ir brangesnį XXL modelį. Kas čia gero, kas čia blogiau? Kaip sakiau, didesnė telpa, bet deja yra akloji zona būtent apie 50 cm dydžio, kur be papildomos įrangos kokių nors priedų to daikto tiesiog neprispausite. Kalbant apie didesnį svorį, su juo žinoma yra šiek tiek sunkiau manipuliuoti. Todėl čia iš tikrųjų yra papildomos 2 rankienos, kurių mažesnėme modelyje nėra. Viena yra čia priekyje, o kita sulankstoma yra čia gale, su kuriomis galite gana paprastai transportuoti, tiek išskleista, tiek sulankstyta. Kalbant apie šią galinę rankieną, nesu tikras, ar ji skirta nešti vertikaliai, nes ji yra gana aukšta. Ir jei neturite 2 metrų ūgio, turėsite ją gana sunkiai kelti viena ranka. Taigi, bicepsui kelti apie 21 kg nėra visiškai juokinga. Taigi, manau, kad geriau tai nešti abiem rankomis. Arba tada, kai jis yra sulankstytas ir apverčiamas ant nugaros, galima jį paimti už vienos galinės kojos. Deja, ten yra gana mažai vietos pirštams, todėl kas turi šiek tiek storesnius pirštus, sunkiai ten įkiš ranką. Bet kitaip. Ši padėtis yra turbūt patogiausia nešti viena ranka. Tai mažesnėme modelyje yra šiek tiek geriau padaryta. Arba dėl to, kad jis lengvesnis, jį tiesiog lengviau nešti, net jei pirštai nėra visiškai tvirtai įsikibę. Dėl didesnio svorio verta sugalvoti kokią nors sistemą, kaip pastatyti ant kojų arba perskaityti naudojimo instrukciją, kur, manau, tai gana gerai aprašyta, nes kitaip be reikalo vargsite. Ir sakyčiau, kad šiek tiek prašiau čia sugalvota tų kojų reguliavimas. Sulankstytame stovyje, ji užtikrinama rutuliuku, kuris įsistato čia į angą. Aš turiu problemą, kad kartais ten lieka šiek tiek odos ir mane tai suspaudžia. Ir net šita užtikrinimo sistema man visiškai neprilipo prie širdies. Man atrodo, kad čia tai daug geriau išspręsta, nes čia tik atlaisvinate, nulenkėte. Ir surenkant pakanka tas kojas, išskleisti ir tai sprakteli. Ir yra užtikrinta. Taigi, ši sistema, man atrodo, šiek tiek patogesnė, tiesiog mažiau sudėtinga naudoti. Kokia yra šio modelio pranašumas? Kai jį pastatote vertikaliai, šioje pusėje, tai šis plastikinis jungiklis yra apsaugotas, todėl jis nestovi ant jo. Taigi, laikymui vertikaliai šis modelis yra šiek tiek tinkamesnis. Šiuo atveju aš greičiausiai statyčiau į kitą pusę, nes jungiklis išsikiša už profilio ir galite jį sugadinti. Superžnyplės XXL paprastai yra pagamintos iš šiek tiek masyvesnių medžiagų, nesvarbu, ar jos yra platesnės ar storesnės. Konkrečiai ši tvirta žnyplė yra šiek tiek storesnė ir netgi instrukcijoje rašoma, kad ją galite naudoti lengvesniems darbams kaip improvizuota priekala. Skirtumas taip pat yra keliamojoje gale. Kol mažasis spaustuvas gali išlaikyti 200 kg, didysis gali išlaikyti iki 250 kg. Abu spaustuvams gaminami įvairūs priedai. XXL modeliui jų yra šiek tiek daugiau, nes jis naudoja ir skyles esančias šioje korpuso dalyje. Tai yra tokie skersiniai, ant kurių galite pritvirtinti dar kokius nors papildomus priedus. Deja, šiuo metu Čekijos Respublikoje jo vis tiek nėra,
Todėl, jei jo norėtumėte, teks šiek tiek palaukti. Tačiau tai, kas yra prieinama, yra papildomos žiaunos. Vienos iš jų yra iš metalo skirtos įvairioms rąstams, sijos, balkiams ir panašiai. Tai iš esmės yra tokios dantytos žiaunos, kuriomis geriau įsikandate į medieną. Antrasis papildomų žiaunų tipas yra iš kietaus, kurios yra suformuotos taip, kad jas būtų galima tvirtinti. Cilindrinius daiktus, vamzdžius, profilius ir panašius dalykus. Abi papildomos žiaunos, kurias čia rodau, yra skirtos mažesniam modeliui ir netinka didesniam. Reikėtų užsisakyti priedus, kurie yra tiesiogiai skirti XXL modeliui. Ne visada gali būti sandėlyje. Super žiaunų standartas yra guminiai įdėklai, kurie iš esmės pritvirtinti, naudojant kaiščius ir dar vieną priešingą dalį. Mano nuomonė, šis sprendimas nėra visiškai laimingas kiekvienam. Iš šių modelių tai padaryta šiek tiek kitaip, bet tikiu, kad sumanus ir kūrybingas meistras susitvarkys, kad galėtų pasigaminti savo įdėklus, nesvarbu ar iš medžio, ar iš kitos medžiagos, priklausomai nuo to, ką nori tvirtinti. Kad nepamirščiau, XXL modelis turi šiek tiek platesnės ir ypač aukštesnės žandikaulius. XXL modelyje yra dar viena detalė, kuri šiek tiek palengvina manipuliavimą, su slankiojančiu žandikauliu, kuris čia yra masyvesnis ir sunkesnis. Tai yra toks varžtinis, kaištis, kurį galite įsukti ir juo judinti žandikaulį. Be to, transportuojant svarbu kažkaip užtikrinti žandikaulio saugumą. Jei turite išskleistus ožius, galite juos lengvai prispausti, kad jie liktų užtikrinti. Be to, mažesnėme modelyje gale yra toks pasukamas elementas, kuriuo galite užtikrinti žandikaulį, kad jis visiškai neišslystų. Šiame didesnėme modelyje nėra tokio užtikrinimo elemento, bet kadangi numatoma, kad jį laikysite abiem rankomis, arba vertikaliai žandikaulis neturėtų išslysti. Abu super žandikaulių modeliai man atėjo vadinamoje sausoje būsenoje, kai judantis žandikaulis judėjo gana sunkiai. Šiek tiek plastinio tepalo tai išsprendė, todėl rekomenduoju visiems. tą judančią dalį tikrai gerai sutepti, kad nenutrūktų miltelinė danga ir žinoma, kad būtų lengviau su ją dirbti. Pereikime prie pačio super žandikaulių naudojimo. Tų galimybių yra labai daug ir jūs tikrai sugalvosite daugiau nei aš, nes turite savo specifinius poreikius ir reikalavimus. Mane tik sudomino instrukcijoje, kad specialiai paminėjo, jog jas galima naudoti dviračio aptarnavimui, ką aš išbandžiau. Ir tiesa, kad tai tikrai patogu. Dėl tų guminių įdėklų dviračio rėmą galima tvirtai ir tuo pačiu švelniai suspausti. Žinoma, taip pat galima tvirtinti ir kokius nors ilgus daiktus, tačiau ten šiek tiek kyla stabilumo problema, todėl rekomenduočiau papildomą atramą. Arba turėti dvi tas super žnyples. Kas neturi daug jėgų ir pinigų, tai tikrai dvi mažas. Kas nori turėti geriausią, tai galbūt dvi didelės. Na, o kas nori savo kailiu išbandyti skirtumus tarp jų, gali nusipirkti vieną mažą, vieną didelę ir tada pamatys, su kuria dažniau dirbs. Arba tiesiog labiau patiks. Jei turėsite akciją šiai, tai už didelės kainą įsigysite dvi mažas, bet jei turėsite akciją dideliai, tai palyginti su maža nebus tiek daug brangesnė. Kaip sakiau pačioje pradžioje, nėra nei laimėtojo, nei pralaimėtojo, bet jūs turėtumėte turėti išsame informaciją savo galimiems sprendimams priimti. Jei norite tvirtinti būtent metro ilgio plokštės, tai mažos žnyplės jums nepakaks ir turėsite rinktis XXL modelį. Tačiau jei norite lengvo valdymo, mažo svorio ir tuo pačiu tvirtinimo jėgos, jums geriau tiks mažesnis modelis. Nesvarbu, kurį pasirinkote, svarbiausia, kad jis puikiai tarnautų, todėl linkiu jums sėkmės renkantis. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu jums gražios dienos. Tvirtai laikykite ką nors.